Opa, va čia taip bajeris, bus iššūktas. Šitoj, man tai aišku. Irgi jau stojo prie starto linijos, laukia savo startą po Rudžiūnas. Visos moterys jau bus išstartavusios. Judada kaip tik jau įveikinėja labirintą. Idealiai tikrai nebuvo, bet tiek, kad viską reikia labai greit daryti, labai greit priimti sprendimus, tai bėgimo metu net nelabai išeina apsvarstyti skirtingų variantų, kur pamatai pirmą variantą ten ir bėgi. Tai dabar, kai žiūrėjau po trasos į žemėlapį, tikrai kai kur reikėjo bėgti, rinktis kitokį variantą, negu tą dariau trasoj. Ir dar buvo, sakyčiau, visai sudėtingas tas perėjimas iš labirinto į miško parkelio dalį. Buvo sunku akimis šiek tiek sugaudyti, kur esu, tai ant to šiek tiek laiko pasiterioju. Buvo iš tikrųjų gan sudėtinga palyginus su ankstesniais kartais, kiek teko mėginti šitą discipliną. Bet tikrai buvo labai įdomu, labai smagu, bet reikalauja labai didelės koncentracijos, sakyčiau, sėkmingas įveikimas labirinto ir tokios greitos trasos. Aišku, skiriasi labai smarkiai nuo to standartinio mūsų orientavimosi, bet bent jau įveikinėti tikrai labai smagu, įdomu, dinamiška. Nežinau, kaip atrodys žiūrovo pozicijos, bet manau tikrai turėtų ir žiūrėtis visai smagiai.